Sveiki visi, šiandien pasidalinsiu su jumis, kaip namuose pasidaryti veido savimasažą su tikslu pašalinti skysčių perteklį ir sujudinti kraujo cirkuliaciją. Nes kartais, kai ryte pabundam, oda yra šiek tiek paburkusi, praranda šiek tiek savo toną, tai tiesiog kaip sužadinti mūsų audinius, kraujotaką, kad jie prisipildytų daugiau gyvybės. Guašų masažą aš naudoju pagrindę du įrankius. Tai yra kinietiškas ribos šaukštas. Jūs jau galim padaryti daug fainų dalykų. Ir yra rožinio kvarco mentelė. Jų yra įvairių akmenų. Man pačiai yra maloniausias rožinio kvarco akmuo. Ir su juo yra greičiausia ir patogiausia pasidaryti greitą masažiuką. Ir be abejo galima naudoti savo rankas, ypač svarbu pradžioje sujudinti limfos taškus, kad tiesiog tiems skysčiams padėti pasišalinti. Tai pirmas etapas, kas yra svarbu prieš kiekvieną savimasažą, taip naudoti aliejų. Aš naudoju pH formulės, taip pat yra daugybė kitų, tinka ir tiesiog paprastas sezamų, alyvų aliejus, svarbu, kad tiktų pagal jūsų odos tipą. Štai sarpuokim. Atlikus masažą aliejų rekomenduoju nuplauti, jeigu tai yra dienos metu, oda yra riebi, kad tiesiog jinai nesikištų, nepadaugėtų sukišusių porų. O jeigu nakčiai oda nėra labai riebi, tai galima palikti ir nakčiai, o ryte nuplauti, kad oda pasimaitintų. Šiek tiek dedama kaklų. Taigi pradžioje šiek tiek sujudinam ten, kur yra limfotaka. Tai darom šitas vietas aplink raktikaulį, pasukiojam. Taip, kėlam į viršų. Čia jau kiek turit laiko norit galite taip apglėbti dviem pirštais raktikaulį ir pavažinėti. Čia jau taip stipriau paspaudžiat. Taip. Taip pat čia ties pečiais, taip galima taip tvirčiau pasijudinti, taip pat pajudinti ir trapecinį raumenį iš nugaros pusės. Kitą pusę. Taip pat galite pajudinti daugiau ir kaklą. Tai tikrai yra malonus jausmas. Taip pat pajudinam čia, ties pažastim. Taip sukiojam. Taip pat, kadangi kaklo raumenys, kalpo raumenys yra susijęs su kai kuriais veido raumenimis, mes šiek tiek pajudinam apatinę galvos dalį, kur galva susijungia su kaklu. Tai tiesiog sukamaisiais judesiais. Mes pasukiojam. Pats einam į viršų, taip visą pakaušį pasukiojam. Šiek tiek susijudintų ir, kaip sakoma, atkiptų nuo viršaus. Taip pat šitas dalis, čia yra daug akupunktūrinių taškų. Tiesiog viską einam sukamaisiais judesiais. Ir apsistojom ilgesniam laikui ties ausim. Čia taip pat yra daug akupunktūrinių taškų, yra su limfotaka susijusių vietų. Taip, sukamaisiais judesiais viskas čia palei. Jei kažkur jaučia skaudamą tašką, tai įspaudžiam ir pavibruojam, kad šiek tiek leisti. Tada dviem pirštais galima taip. Pajudinam, taip, pačią ausytę taip pat pasukiojam. Ir tada jau už ausies. Čia pasukiojam, pasukiojam, pasukiojam. Toliau, pagal tai, kokį įrankį turit, jeigu turit šitą, jeigu neturit, jų taip pat galite įsigyti pas mane.
akmens mentelės. Jeigu neturit mentelės, galite pirštu. Tiesiog yra sunkiau pasiekti. Tai dabar judėsime nuo akies kampučio švelniai, gulsčiai, įrankis ne taip, bet taip gulsčiai ir lengvai traukiam link ausytės. Kad po to skysčių perteklį išstumiam. Darom. Leidžiame žemyn. Maždaug po 15 kartų vienoje vietoje. Patraukim, galima čia ir užfiksuoti. Nebijom ant lūpų užvažiuoti. Tikrai viskas gerai su tuo. Galima į viršų važiuoti, bet man paprasčiausia, patogiausia visada pradėti nuo akių ir važiuoti žemyn. Tada ties čia paspaudžiam ir vibruojam ir traukiam į viršų. Taip. Tai jau, matom, jau šiek tiek yra skirtumas vienos ir kitos pusės. Toliau galima su įrankiu daryti sukamaisiais judesiais. Švelniai. Aplink akis yra labai plona jautri oda, tai ten ypatingai švelniai ir einame. Stengiamės taip ne aplink odą sukti, bet paspausti švelniai ir pajausti po odą audinius. Čia galima daryti stipriau. Galima pradėti biškį nuo čia, aplink nosytę. Čia yra kai kurie raumenys susijungia. Tai jiem padėti atsipalaiduoti. Taip, tada galim naudoti ir šitą dalį smakro vietai, apglėbiant smakrą. Tai judinam ir virš šito kaulo ir po kaulo audinius. Padeda išryškinti šią liniją. Galime aplink nosytę, taip pat į viršų kilti, taip pat sukamaisiais judesiais. Taip pat aplink antakį. Čia taip pat yra daug akupunktūrinių taškų. Ir leidžiamės link ausytės. Ir vėl galime nuo pačios. Čia žiūrėkit, kaip jums patogiau, kaip norisi. Taip. Ir judame prie kitos veido pusės. Matome, koks yra skirtumas, kaip veidas šiek tiek atgyja, įgauna gyvybės, prisipildo kraujo, netgi šiek tiek lūpa pakilusi. Taip, pradedam vėl. Darome. Taip pat šiek tiek padarysiu greičiau, kad šitas video neužtruktų labai ilgai ir neatsibostų jums žiūrėti, o po to, kai darysite, galite susistabdyti mane. Taip.
Tikiuosi bus naudinga, jeigu norėsite tokių daugiau panašių video, kažkokios aktualios informacijos galite komentuoti, aš pagalvosiu, kokiu formatu pateikti tą informaciją. Taip. Sukamieji tiesiukai. Jeigu rinksitės akmenuką, tai rekomenduoju rinktis natūralų akmenį, įsitikinti, kad jis yra nedažytas, nekaitintas ar kažkaip kitaip neapdorotas. Pagal tam tikras ezoterinės temas manoma, kad kiekvienas akmuo kaip gyvas elementas turi savo energiją ir kai jau žmogus yra pridėjęs savo rankas jį dirbtinai apdirbant, tai jis praranda savo energiją. Pas mane šitie akmenukai kainuoja 15 eurų. Rožinio kvarco tema yra meilė sau pagal ezoterinės teorinės žinias. Štai, tada paėmė čia. Vėl keliaujam į viršų. Ir rekomenduočiau, tai geriausia daryti be abejo kiekvieną dieną, kaip sakau, masažas tas pats kaip ėjimas į sporto klubą, minimaliai vieną kartą savaitėje, kad šiek tiek pastiprinti, sujudinti raumenis ir visą kraujotaką. Einam sukamaisiais judesiais, einam aplink nosytę, galim pasikrauti ir čia, aplink lūpas, nes čia yra raumuo. Štai, pasidarėme veido masažą, kas pabaigai yra svarbu, taip pat nutraukti, skysčius kakle, štai čia į šitą vietą, kur mūsų yra limfo. Nutraukiam. Pas mane grandinėlis, tai man taip tobulai nepavyks padaryti. Štai. Taip, dabar tie, kurie neturi jokio įrankio, galite naudoti pirštus. Tai būtų tiesiog tokia pozicija, taip būtinas aliejus ir analogiškai traukiam. Traukiam taip pat kartu. Kaip pavyzdys. Štai taip. Tada čia traukiam taip ir vis pakaitomis. Šitą dalis. Tada sukamieji judesiai tiesiog tokiais judesiukais pirštu, galite ir šitą naudoti, praeinant. Taip pat visada aplink ausį galite praeiti šitą dalis. Galite taip, galite, kad apimti geriau iš vienos pusės žandikaulio ir po to iš kitos, tai galima tiesiog taip pirštu ir į viršų, kad išryškinti šitą liniją. Štai taip. Tada iš viršaus galima jau taip apglėbėt ir imti viršutinę dalį. Panašiai mes darom ir su įrankiu. Taip pat visi sukamieji judesiai, o aplink nosį, čia yra punktūriniai taškai, yra čia į viršų kylant, taip pat yra raumenys. Tai tiesiog juos čia pasukioti, masažuoti. Tai dabar padarysim taip pat truputį ir kitą pusę.
Taip. Spaudimas neturi būti toks, kad skaudėtų, tiesiog turi jaustis. Jeigu yra vienas kažkoks taškas skausmingas, tai tiesiog sustojam ir pavibruojam, nes ten tiesiog gali būti įtampa. Ir dėl tos įtampos yra skausmingas taškas. Taip, tada čia. Taip. 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 Taip pat tiesiog galima taip nuimti. Svarbu, kad būtų aliejus. Aliejus ar labai riebus kremas, kas duotų tą slydimą. Štai taip. Taip mes pasidarėme veido savomasažą. Ir veido savimasažas tikrai turi įtakos, kaip mūsų oda atrodo. Taigi ačiū Jums, duokit žinoti, ar Jums patiko, ar tai reikalinga, kokio turinio norėtumėt ateityje. Ačiū ir ate.